Sveiki, su jumis Gamer-X'as ir šį video skiriu ecolor.lt tinklapiui. Šis video apie gražius teksto efektus, kuo gražiau padaryti tekstą. Bus daug variantų, tad pasiruoškite ilgam video. Visų pirma, kad būtų gera kokybė, turite susikurti failą. Visų pirma, failą turi susikurti. Pasirinkti, sekite mano viską, ką aš darau, viską šiame video, sekite viską, skyrus bereikalingus pavadinėjimus. Pasirenkate taip ir taip. Dabar paaiškinsiu. Šitas motion blur type rodo, galima jį nustatyti, pavyzdžiui, kai yra video, palaukti, aš jums galiu parodyti. Įmeskim, pavyzdžiui, beleką. Ops. Ir, pavyzdžiui, beleką įmeskim. Ir kai būna jum tokios dvi juostelės, juoda, taip, šonuose. Čia rodo tą, kur aš jums rodžiau. Neatsimenu, kaip jis motion blur type. Ir galima pasirinkti kokį nori tipą. Taigi visų pirma susikurkime takelį, 2 takelius. Ir jums rekomenduoju, kad gautus gražesnis video. Jeigu norite pridėti muziką, spaudžiate insert audio track, tai pridėti audio takelį. Taigi susikurime tekstą. Jį galima susikurti spausdami insert text media ant video takelio dešinį pelės mygtuką. Čia parašyti savo norimą tekstą, aš išlau savo art. Šitoj srity pasirenkate savo norimą teksto šriftą. Čia galite pasirinkti teksto dydį. Čia galima jį paryškinti arba be ryškimo padaryti, palenkti. Taigi, šitoj srity placement antroje. Galima judinti tekstą. Aišku, jums neįdėsiu dabar. Kad įdėti, tai reikia taip daryti. Sekit mano veiksmus. Šitą skirtelę, kai būna, pavyzdžiui, ant 0, net 0 ant 1, to stačia kampiuko, nežinau. Tai yra pradinis jūsų fontas, galima pasakyti. Po to biškį paveskime 2 sekundės priekin ir padarykime, kad, pavyzdžiui, eitų į šoną, į apačią. Pabandykim. Štai juda tekstas, bet čia yra toksai senamadiškas, negražus būdas. Aš ištrinsiu, nes aš tikrai apie tai jūs nemokysiu, nes tai tikrai man nepatinka. Visų antra galite keisti savo teksto spalvą. Biškime ten. Taip, teksto spalvą galite keisti kokią norit. Aš dabar šiame video derinčiau mėlyną spalvą. Turiu mėlyną. Einam į efektus. Čia tikrai ne visi efektai teksto, kuriuos galima panaudoti, nes teksto efektus iš viso paprastus efektus galima panaudoti kaip teksto efektą. Ir šiaip. Taigi, dabar spaudžiame, jeigu norite, aišku, pasidaryti tokį, kaip, pažiūrėkite. Jeigu norite pasidaryti tokią, kaip užžaidžiu, tokį kaip outline, suprantat. Jeigu norite pasidaryti, grinai reguliuokite pirmą skiltį. Jeigu norite pasidaryti shadow, tai yra šešėlį, tai ant juodo ekrano, aišku, nes matysis. Galite pasidaryti, tai palaukite. Pavyzdžiui, šešėlis ir galima reguliuotis kaip norite. Bet aš šešėlį taipogi nedėsiu, nes man negražu.
Čia yra irgi efektai tokie. Jie yra gražus, bet tai su jais galima ir gražesnių, aišku, išgauti, bet ką aš jūs ir mokėčiau. Padarykim nulis. Štai. Taigi dabar turime, paaiškinau aš jums turbūt apie pačio teksto pasirinkimą. Turime tekstą. Įdėmiai sekite dabar. Jeigu norite, kad jūsų tekstas, tai yra mano, tekstas, būtų, pavyzdžiui, prasidedantis taip, galima padaryti, pavyzdžiui, tokią liniją. Šiaip su tokią liniją galima daryti ir ne vien, iš teksto galima padaryti liniją ir iš tos linijos galima padaryti daug ką. Bet štai, galima padaryti tekstą, kad jis sumažėtų reikia. Štai. Dabar visada atsiminkite, jeigu norite, kad kažkas sudėtų, turite šitą laiko skirtelį. Taigi, gaus toks efektas. Ir kad atgal taip padaryti, grinai, tą patį padarykite. Gaus taip. Visų pirma, padarysime gražiai prasidedantį tekstą. Štai. Gaunas taip ir gaunas taip. Visų antra, iš to gražiai prasidedančio teksto galima padaryti gražiais efektais. Taigi, kaip pasakyti, galima, kad nerandu, aš naudosiu New Blue efektus. Jūs galite naudoti, kad ir šitą, pavyzdžiui, čia nėra skirtumo. Tik aš darysiu Blur Right ir Blur Left. Gavos taip. Atsiprašau. Pajungsim. Taigi, pirmas variantas yra toks. Jį nukersime į pačią pradžią. Antras variantas. Vėlgi nusispalsime. Sudarysime biškį mažesnį. Oi. Ir pasidarysime šitą. Antras variantas. Einame video efektus. Ir galite, aš galiu pasakyti, jūs galite iš kiekvieno efekto beveik padaryti gražų tekstą ir jo efektus. Tik tai reikia visada žiūrėti į laiko juostelę, apie kurią pasakojau. Štai čia yra blur, bet aš blur ne tokį blur aš norėjau naudoti. Gausim blur, va. Šitą blurą dažnai kas naudoja ant teksto ir dažnai kas naudoja ant montažą. Šitas bluras gali, pavyzdžiui, skaitykim, kad tai būtų jisai. Ir pabiškį atidinėtų į čia ir gautus taip. Po to vos užburnam. Vos taip užburnam. Ir čia galima sakyti žaidimas gaunas. Žaiskite su efektais ir kuo gražiau išgausite. Taigi galima pasakyti, galima taip kažką. Čia staginėja, nežinau, dėl ko man kompiuteris kažkoks, tai šiandien ne tos nuotaikos. Toliau galima padaryti ant efektų, tai yra teksto, gražų efektą tai parodysim.
lens galima padaryti, kurio aš nelabai randu. Ai, palaukit. Taip, lens flare. Man gražiausias yra 35 mm. Visų pirma, jeigu norite, kad skrietų lens flare aplink tekstą, reiks daryti kitaip, aš jums parodys po to. Jeigu norite, kad skrietų tekste, pavyzdžiui, taip, jūs turite žaisti su... Palaukit, aš tą blurą ištrinsiu, nes man nepatinka kažką. Visų pirma, tegul tai būna. Čia biškai, nei ten darau, kažkaip toks. Oi, net čia išvengiau. Taip, grįžtam prie lens flare. Su lens flare turite žaisti taipogi. Pavyzdžiui, skaitykim, kad pradžioj tas yra šone taip, o kai eina taip, darysim, pavyzdžiui, palaukit. Galima, jeigu norite visiškai tiksliai, darykite pagal skaičius x ir y. Tada tiksliai aš darysiu maždaug savo ranką šoną. Ir maždaug taip. Gaunas iš viso toks efektas. Jeigu norite aplinkui, turite būtinai turėti kokią nors foną. Pavyzdžiui, nesvarbu, aš galiu pasidaryti. Aš šį kartą darysiu spalvotą. Aš nemėgstu spalvotą, bet darysiu spalvotą. Padarysiu, kad lens flare irgi mažiau matytus. Tada padarysim tai. Jeigu norite pakeisti išorinę spalvą, tai spauskite 2. Taip padaryti. Aš darysiu turbūt pilką su balta. Gavos taip. Dabar, kaip jums sakiau, galima outside padaryti. Kitas skaitoja. Galima tai padaryti. Tai aš dabar pavyzdį rodys kaip. Pirma, kad jo nebūtų visiškai, nes, kad visiškai nebūtų. Ir kad dar galima padaryti, kad taip atidėtų, mažėtų. Aš padarysiu tokį efektą, man patinka. O dabar aš neatsimenu, koks ten šitas. Padidinam iki taip matomumą. Po to patį size, patį dydį ir taip toliau galite patys reguliuotis. Bet kad judėtų taipogi reikia. Aš dar darysiu mėlyną. Kas dar nespratot, mėlyna mano mylimiausia spalva. Taip. Padarykim taip ir kad pradžioj būtų pointas toks. Turime gautą rezultatą. Galima biškai dabar aiškiai pamažinti. Štai. Taigi tiek tokia maža pamokėlė šiandien. Daug kam padėjo. Nepamirškite subscribinti mūsų. Ir, kaip sakau, šis video sukurtas ecover.lt tinklapiui. Visą gerą.